Tai ką? Taigi dabar, ne, taigi aš padariau net tą, ką, kodėl? Surinko, nu šakėm, neskraidėm su jak 52-ais, minkit, kas čia per važiuoklį, ir jų neliks skraidyti. Taip sakant, kompetentingo. Čia vaizdas jūs prieka, dabar šitaip, čia prietaisai kaip ir lėktuvė. Per pievą nevažiuot. Visiau skrenda, nevažiuoja, visiau skrenda. Tai siūlau apsisukti į kitą pusę ir kas bent kiek kalbos ir padaryti nusileis. Jeigu nenusileis, tai pakeisti vėl kitą lėktuvą. 3 lėktuvai, Cessnos, viena 4-vietė ir 2 vietės, ir su tom Cessnom visa delegacija atskrido iš savo bazavimosi vietos. Institutas įsikūręs greta Vilniaus oro uosto, skraidymų bazė Kyviškėse. Apie priėmimą ir į Antano Gustaičio aviacijos institutą jums papasakos Darius Rudinskas, laboratorijos vedėjas ir priėmimo komisijos narys, štai, prieš jūs. Na, o paskui, žinoma, yra daug ir instruktorių, lakūnų instruktorių ir kursantų. Sveiki, atvykę visi. Šauniai, kad čia ganėtinai daug jūsų. Čia matau ne vien 12, ne 11 ir jaunesnių yra, matau. Tai aš esu Kęstutis Šilgaitis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Antano Gustaičio aviacijos instituto, skrydžių praktikos bazės direktorius. Tikslas yra pristatyti jums mūsų universitetą ir tuo pačiu jo padalinį aviacijos institutą. Pažintinės elektronika, kas susiję su aukštąja mokykla. Visi pirmi kursai, paskui antras, trečias kursas, dabar bus daugiau aviacinių dalykų. Tai taip, apie dabar tos mokslus. Tai pirmam kurse mechanikam buvo labai svarbus dalykas, teorinė mechanika visus metus, bet dabar keitėsi programos ir naujai kas stoja, tai jiems tik pusę metų ta teorinė mechanika. Medžiagos tvarumas, toks linksmas dalykas, tai pasireiškia antram kurse ir visus metus būna. Matematiką turim 3 semestrus, gaunasi pusantro kursą. Tai pirmą tą semestrą būna pagrindė matricos, funkcijos, antram semestrą, tai pavasarį būna diferencialinis integralinis skaičiavimas, nes sudirbė asmeniškai tobulėjai patirtį įgauna jau didesnį. Iš esmės, praktiškai jau, sakykime, kai 4 kurso studentas, tai turbūt pusė studentų jau kažkur tai dirba. Pusė etatų ir viskas yra tiesiog suderinama, nes paskaitų tvarkaraštis yra labai įtemptas pirmus 2 metus. Šiaip tai aviacijos specialybė yra romantiška. Kaip sakoma, Lietuvoje ją įgyti yra paprasčiausia. Žinoma, arčiausia tėvų, arčiausia namų, arčiausia visų giminių. Mechanikam yra labai puikios galimybės Vokietijai. Mano dabar 2 grupiokai yra irgi išvažiavę į Stuttgartą. Tai žinai, nu va, dar. Gerai. Kokias 20 gal?
prietaisų, ne per daug. Mergaitė? Bet lakūnas buvo fain. Jiems visai nereikia veidrodukų. Bus blogai Čia jūsų gražią uniformą noriu pasižiūrėti. Taip. Dėl įvaizdžio jūs visi patenkinti esate? Čia aš nežinau, čia tiksliai nepasakysiu, nuo kurių metų, aš jau 3 metus ten. Ir nesikeičia. Jau Nesikeičia ta pati, dar prieš mane ten buvo ta pati. Šiaip mechanikų, šiaip visa aviacinė yra mėlyna uniforma. ką studentų pirmininkė, ką parodysi į tą grupę, kuri planuoja, projektuoja ir gamina, ar bando gaminti, įtraukti ne studentus? Man atrodo, kad ten galima. Reikia su vadu pakalbėti. Tai būtų praplėstų jūsų ryšį su visuomenė. Tik aš atsimenu, kai tas klubas atsikūrinėja, tai buvo ten ir 4 kokie moksleiviai, modelistai atėję, jie ten bandė veiklą savo vykdyti. Pas jūs būtų bazė, medžiagos tam tikra ir kokį tai bendrus projektus galėtumėt daryti, kad atsirastų ta kooperacija su laisva visuomenė. Kalinauską buvom apsilankę, po to Prienuose buvom Termike apsilankę. Tas Leonavičius labai gerus ryšius palaiko su tais konstruktoriais. Nu, matot, reiškia... Jis toks ir buvo, kaip to klubo idėjinis. Tai turi dar galimybę išjudinti šitą procesą. Šiais laikais visos galimybės. Taip. Tai prisistatykite man. Taip, tai esu Vidmantas Plėta, aviacijos instituto studentų atstovybės pirmininkas ir tuo pačiu 3 kurso aviacinės mechanikos studentas bakalauro studijos. Ačiū, kad sutikot pakalbėti. Vienas, kuris daugmaž į tą pusę, aš patenka, nes kada žmogus pasako, kad galima su lėktuvu prileisti 13 ar 20 metrų, tai, reiškia jo, kaip sakyti, orientacija tikrai yra tam, kad nustrikusi. Susijaudinimo Nu gerai, apsuksim. Tada gal padusiu. Taip, atjungit.